Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pradėkime posėdį. Tai labadiena, gerbiami tarybos nariai, Biržų rajono gyventojai, svečiai, kurie stebite šį posėdį. Susirinkome į 13 tarybos posėdį, kviečiu tarybos narius registruotis. Posėdė dalyvauja visi tarybos nariai. Kvorumas yra, posėdį galim pradėti. Tai posėdžio pradžioje sveikinimo žodį nori tarti Audrius Jukna, tarybos koalicijos pirmininkas. Labadiena visi. Taip, norėčiau gražią progą pasveikinti mūsų kolegą Nerį Ubertą, sukūrus šeimą labai nesenai. Nežinom netiksliai kada, bet žinom, kad nesenai. Ir manome, kad tai irgi yra labai jau rimtas didelis žingsnis turbūt ir į Biržų rajono gimstamumo didinimo link. Palinkėti norėtume, kaip žinoma, dainuoja namų be dūmų. Bet aišku, suprantame, kad tų dūmų gali realybėje atsirasti, tai palinkėsim, kad jeigu atsirasti dūmų, kad jie išsisklaidytų labai greit ir jie būtų labai lengvų čia kaip pokelis. Tad laimės, meilės ir santarvės jūsų naujai šeimai. Taip, tai savivaldybė taip pat prisideda prie sveikinimų ir kviečiu tada grįžti prie darbo. Mero potvarkės sudarytoje darbotvarkėje projekte įrašyti 25 klausimai. Vienas iš jų informacija, 9 darbotvarkės klausimą dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2024-2026 metų. Strateginio veiklos plano patvirtinimo atsiėmiau. Tai lieka 24 klausimai. Yra pateikti svarstyti 3 papildomi klausimai, kurios koalicija siūlo įtraukti darbotvarkę. Tai dėl humanitarnės pagalbos suteikimo, dėl 2023 metų gruodžio 21 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris 21 SŽN 299 nutraukimo bei dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo kadastro esančio Neries G5 Vabalninkė Biržų rajono savivaldybėje nuomos VŠO Orūs namai. Ar galima bendrus tarimus šios 3 papildomus klausimus įtraukti į darbotvarkę? Taip pat siūlau 3 ir 4 klausimus sukeisti vietomis ir pirmiausia svarstyti 4 klausimą. Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaita. Tai būtų logiškiau ir aiškiau. 25 darbotvarkės klausimą siūlau svarstyti paskiausiai atvirame posėdėje. Primenu, kad 18 darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės būsto perdavimo bus svarstomas paskutinis uždarame posėdėje. Klausimas susijęs su asmens prašymu. Posėdis svarstant šį klausimą nebus transliuojamas, bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Kas turi pasiūlymų dėl darbotvarkės projektų? Ar galima bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę iš 27 klausimų? Bendru sutarimu darbotvarkė patvirtinta. Taip pat noriu informuoti, kad socialinio vystymo ir ekonomikos ir finansų komitetuose svarstytas VŠI Biržų parapijos Švento Vincento Pauliečio globos namų prašymas finansuoti naują vertikalų žmonėms su negale keltuvą. Abu komitetai pritarė, kad reikia ieškoti būdų, kaip patenkinti globos namų prašymą adresuotą merui, tarybai ir direktoriai. Ekonomikos ir finansų komitetas pasiūlė keisti sutartį su šia globos įstaiga ir numatyti galimybę teikti tokį finansavimą bei kovo mėnesį surasti optimaliausią sprendimą šiuo klausimu. Kovo mėnesį bus parengti sprendimo projektai arba pateikta informacija, kodėl jie neteikiami ir kaip problemos buvo išspręstos, bet bus teikiama būtent visom įstaigom, nes turim ir daugiau viešųjų įstaigų, kurios savo pavaldumu nėra pavaldžios savivaldybei, tai bus keli sprendimo projektai arba informacija dėl kelių įstaigų, o su šia įstaiga, tai ir jos teigėjais buvo susitikta 2 kartus prieš gaunant tarybai raštą ir jau spręsta ši situacija ir kartą buvo susitikta po rašto gavimo. Dėl šios problemos sprendimo būdo, tai susitarėm, kad ieškoti būdų, kaip išspręsti šią situaciją ir tą ir darom.
Tai trumpa informacija tokia šiai dienai ir sekančiam tarybos posėdį bus tolimesni sprendimai. Tai dabar suteikiu žodį etikos komisijos pirmininkai Simonai Bindariūtei. Labą dieną, etikos komisija posėdžiavo. Šiandien siūlome nusišalinti tik nuo 2 klausimų. Tai nuo 1 klausimo komisija rekomenduoja nusišalinti tiems, jeigu minimos gatvės liečia jūs ar jūsų artimuosius ir panašiai, tai savo nuožiūrą sprendžiate. O nuo 3 klausimo Daliui Jakubėnui, Nerijui Ubartui, Leonidui Sologubovui ir Justui Greviškiui. Ir nepamirškime ne tik valstybės politikų elgesio kodekso vadovautis, bet ir viešų ir privačių intereso derinimo įstatymų. Ačiū. Taip, ačiū etikų komisijos pirmininkiai. Pereikim prie klausimų. Svarstame 1 klausimą. Dėl vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės patvirtinimo. Pranešėjas Giedrius Nevėras, statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas. Nusišalinti, taip, tarybos narys Justas Greviškis. Dėl galimo viešų ir privačių interesų konfliktų nusišalinti, nes vienoje iš gatvių gyvena tėvai. Taip, daug. Nusišalinti daugiau nėra. Tai prašau, pristatykit klausimą. Labą dieną. Tai 23 metais patvirtinta kelių objektų prioritetinė eilė apėmė laikotarpį iki 2025 metų. Galioja 3 metus, todėl praėjus metams dabar turime atnaujinti, taip kad planuojamas laikotarpis būtų netrumpesnis kaip 3 metai ir šitą eilė galiotų iki 2026 metų. Pasikeitimai eilėje truputį išvardinsiu. Tai lyginant su pernai metų eilė neliko Biržų miesto plento, Ičų, Laisvės gatvių apšvietimo dalies tinklų. Belinio gatvė taip pat užbaigta, Parovės seniūnijos Liesiškių kaimo gatvė, Pabiržės seniūnijos Kirdonių kaimo Žalgirio gatvės 2 etapas užbaigtas ir atlikti 4 ruožų, objektai 4 tiksliau, bet ruožų daugiau, Biržų miesto gatvių paprasto remonto asfalto dangai didesniam kaip 1000 kvadratų plote. Ir objektai, kurie tiesiami, tai yra Plento gatvės 1 etapas, nuo Vabalninko gatvės iki Rožių gatvės Biržų kaime, kuri jau žvyruota, ir bus 2 etapas, planuojamas 26 metais, bet pageidavimų išklausysim. Latvygalos gatvė taip pat tęsiamas yra, rangos darbai vyksta, Jakubėno gatvė, Vabalninko seniūnijos vietinės reikšmės kelias, taip vadinamas šiaurinis aplinkelis, kurio darbai turi prasidėti vasarą turbūt. Dėl Užadiškio gatvės finansavimo šiek tiek yra neaiškumo, todėl darbai kol kas nenupirkti. Na ir sekančių metų vėlgi yra Rinkos Dauguviečio, Dagilio, Pirties Žemaitės, jau minėtas Rožių gatvės, kartu su Plento čia 2 etapas, ir Lyglaukių gatvės asfaltavimas, taip pat Karaimiškis Kauniai kelias. Iš naujų įtrauktų objektų yra Vabalninko miesto Pergalės gatvė ir privažiavimo kelias, kapitalinis remontas, Biržų miesto dvaro gatvės remontas, tai dėl nusidėvėjusios asfalto dangos, taip pat Parodos gatvė Biržų mieste, kurios rekonstravimą vykdysim bendrai su UAB Bikuva. Tai va, trumpai, matyti tiek. Galima dar būtų paminėti, kad kaimo gatvėms dėmesys šiuo metu skiriamas toks, kad yra maždaug 50%, 51 miestui, 49 pasiskirsto kaimui. Nors skaičiuojant objektais, kaimo vietovėse gatvės yra 5 iš 13, bet pagal pinigų sumą tai yra
2,72 milijono maždaug čia, aišku, planuojama suma kaimiškose vietovėse, 2,82. Biržų miesto gatvėse atėmus jau planuojamas europiniam lėšom vykdomas gatves arba jų dalis. O istorija rodo, kad nuo 18 iki 23 metų tuo laikotarpiu lėšų proporcija buvo mažiau palanki kaimiškom vietovėm, tai buvo miestui 60, kaimui 40%. Taip, kad tendencija į ateinančius bent jau 3 metus yra palanki tiem, kas sakykime, norėtų daugiau kaimiškų vietovių tvarkymo. Taip, ar tarybos nariai turite klausimų? Tarybos narys Audrius Jukna. Ačiū, norėjau paklausti, turbūt ne vienas iš tarybos narių gavo Rožių gatvės gyventojų laišką su nepasitenkinimu, kodėl jų gatvė yra numatyta dabar, buvo numatyta asfaltuoti 25 metais, dabar nukelta į 26 metus. Taipogi aiškinamajam rašte matome, kad yra išlikę 25 metai, numatomas asfaltavimas 25 metais. Tai norėčiau paklausti, ar yra galimybės ir tikimybės, kad bus rasta lėšų ir vis dėlto tą gatvę, kaip ir numatyta, išasfaltuoti 25 metais. Taip, galimybė visą laiką yra, jeigu aiškinamajame rašyta 25, sąraše 26 sąrašas yra tvirtinamas neiškinamasis raštas, tai taip galiotų, kad 26 metais, jeigu patvirtinat. O dėl galimybių, tai eilė keičiama, ir pernai buvo kelis kartus per metus, tai jeigu atsirastų galimybių, be abejo, kad būtų perkeliama į arčiau, nes dabar, sakykime, čia yra irgi ne tik Rožių gatvė, bet tarkim ir Lyglaukių gatvė, ir Karaimiškis Kauniai yra nukelta į tolimesnį laikotarpį ir kitos galbūt šiek tiek pasislinkę, nes pagal vykdymą tiesiog darbų jau šitas sudaromas tas eilė. Taip, tarybos narys Dalius Barkauskas. Gal galite priminti kriterijus, kuriais vadovaujatės, keisdami vietas prioritetiniai eilėje ir apskritai pagal kokius kriterijus gatvės yra įtraukiamas? Pagal testinumą darbų. Pagal tai, kaip jie buvo planuoti jau prieš tai 3 metus, pagal tai, kaip įvyksta viešieji pirkimai, pagal kitą poreikį, čia toks nėra tas reglamentuotas dalykas. Taip, tarybos narys Kęstutis Isakas. Ačiū. Aš norėjau pasakyti, kad pranešėjas šiek tiek gudrauja, ta prasme, jis Vabalninko aplinkelio pinigus įdėjo prie kaimiškų vietovių ir mano, kad kaimai daug gaus. Tai iš tikrųjų šitas visas pasiūlymas nėra paritetinis su kaimu. Miestas gauna daugiau. Tai vis dėlto aš mero norėčiau paklausti klausimo, tai jūs vis dėlto rajono meras ar miesto meras? Rajono meras ir aš dar norėčiau paantrinti, kad vienu komiteto metu, kai teikėt 50% su 50 ir komitetuose buvo užduota jūsų frakcijos nariam klausimas, o prie ko priskiriat Vabalninką, buvo atsakyta prie rajoninių kelių. Todėl administracijos specialistas ir įtraukė prie rajoninių. Mes žinom, kad yra miestas. Netgi, nežinau, gal pakels ranką tarybos narys, kuris uždavė šį klausimą tarybos nariam jūsų frakcijas, kuris paklausė, Vabalninkas miestas ar kaimas, ir atsakymo nesulaukiam. Tai klausimas jums, ką atstovaujate, rajoną ir miestą. Taip, tarybos narė Indra Drevinskaitė. Norėčiau merų patrinti, mano klausimas šiek tiek paklausiu klausimą. Merė, buvo klausimas, kur prasideda Vabalninkas ir kuris baigėsi, prie ko jūs priskiria. Aš tokį klausimą prisimenu. Tai nesvarbu, gerai, aš gerbiamui pranešėjui, jūs labai gražiai komitete paaiškinat apie tą tokį struktūrinį mąstymą, kodėl iš ten, sakykime, aš nepamenu tiksliai, ar 46 vietos, ar kelintos viena gatvė yra dabar į prioritetinę eilę patekusi dėl struktūriškumo asfaltavimo, kad būtų kvartalas asfaltuotas. Dabar norėčiau pasiklausti, ar jūs negalvotumėte taip,
Taip, Kauniai, Karaimiškis labai reikalingas tas gabaliukas asfaltavimo, bet tęsiant tą visą tokį gražų turistinį kelią nuo Kaunių link Kirkilų, ar nemanot, kad struktūriškai būtų labai patogu to pačiu etapu asfaltuoti ir Šlepšiai Karaimiškis? Juk ten vyksta visas turistinis maršrutas. Šiuo klausimu mes gal prieš keletą mėnesių kreipėmės irgi su prašymu, kurį rašė Biržų krašto gidai, kurie važinėja šiuo maršrutu su turistais. Tai ar nebūtų toks labai gražus struktūrinis mąstymas tiesiog tą visą atkarpą nuo pagrindinio kelio išasfaltuoti iki pat Šlepšių? Nes ten tikrai judėjimas turistų ir autobusų ir žmonių yra didžiulis. Taip, sutinku. Taip, ar tarybos nariai turite daugiau? Taip, tarybos narys Kęstutis Jusakas. Na, jeigu pažiūrėsime lentelę, tai 24 metais remontuojama Plento Biržų ir pirmas etapas Rožių gatvės, o po to perkeliama į 26 metus, tai antras etapas. Tai gal reikėtų daryti iš eilės, iš tikrųjų, ir kad ir pirmas ir antras etapas vienais metais pirmas, antrais metais antras. Kokia logika va to nukelimo tokio į 26 metus? O kokia logika tuomet iš viso etapais daryti, klausimas? Logika tokia, kad neišeina tais metais padaryti, tarkim, nežinau, nuo Vabalninko gatvės šiuo atveju, eiti iki Rožių gatvės, toliau ten Krantinės gatvė, turbūt vėl grįžti Tratorba, tęsti ten iki kelio į Gaidžiūnus. Tai, kažkada tai yra riba ir kažkoks tai etapiškumas turi būti pagal planuojamas lėšas, pagal sutarimą, kaip projektuosim. Tai nežinau, ką čia naujo. Taip, tai dar papildysiu pranešėją, kaip ir minėjo pirmojo klausimo metu, kad tai gali būti peržiūrėta ir perkelta atgal į 25 metus, o akcentas, kodėl yra nukelta į 26 metus, nes, kaip žinot, Vabalninko apvažiavimo klausimas buvo svarstomas visą laiką, kadangi praeitais metais pavyko gauti finansavimą būtent pačiam Vabalninko apvažiavimui, ne iš tos eilutės, kur kiekvienais metais gaunam, tai ryšiam su tom yra būtent akcentuojamas į Vabalninką, bet kaip ir minėjo pranešėjas, atstatyta bus galima darant pakeitimus, kurie būna kiekvienais metais. Taip, tarybos narys Povilas Mikalajūnas. Ačiū. Aš labai trumpai noriu Indrei atsakyti dėl Šlepščių pakomentuoti, nes žinau iš praeities šitą dalyką. Tas kelias patenka į strateginį planavimą miesto aplinkelio ir ten yra didžiausia kliūtis, tas ruožas, didžiausias stabdis, nes jam lėšų reikėtų gal 3 kart daugiau negu kitur panašaus ilgio keliuose, vien geologiniam projektyrinėjimam. Tas laukas, šalia kur yra 8 hektarų, yra apie 250 smegduobių tam lauke. Ir ten vien dėl to dabar krovininio eismas draudžiamas tuo keliu. Taip, kad ten pinigų reikėtų, nežinau, kiek ir kada. Taip, ar tarybos nariai turite daugiau klausimų? Visi komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar norinčių kalbėti, pateikti nuomonę dėl šio sprendimo projekto? Taip, tarybos narys Dalis Barkauskas. Aš asmeniškai susilaikysiu dėl šio sprendimo projekto, nes kelių gatvių remonto rekonstrukcijos klausimai yra labai jautrus, vieni iš aktualiausių ir aštriausių mūsų rajone. Iš tikrųjų suprantu, kad dėl riboto finansavimo gatvės ir keliai yra tvarkomi lėtai, dėl to manau, jog kelių priežiūros klausimas turėtų būti pristatomas visuomeniai ir tik tuomet balsuojama taryboje. Antra priežastis yra prioritetinė eilė. Kalbant su gyventojais, vis rodoma į ją. Žmonės jie tik ir laukia savo eilės, bet vis lieka nuvilti. Dabartiniai pakeitimai ir vėl nuvilintis, kai Širvėnos gatvė iš 47 vietos ateina į priekį, Beržų gatvė iš 19 vietos, Šilų gatvė iš 13 vietos. Aš suprantu ekonominius skaičiavimus, bet apie juos turbūt reikėjo pagalvoti sudarant prioritetinę eilę. O gal dabar tiesiog ieškom argumentų, kad būtų pateisinti šitie pakeitimai, nes labai dviprasmiškai nuskambėjo pranešėjo kriterijus, pacituosiu, ir pagal kitą poreikį. Ir šiaip šis tarybos posėdis jis toks kanceliarinis labai nusimato, tai dėl to manau, jog mero komanda galėjo įdėti daugiau darbo ir skirti didesnį dėmesį būtent šitam klausimui išnagrinėti ir informuoti visuomenę. Ačiū.
Taip, tarybos narė Indra Drevenskaitė. Mūsų frakcija balsuos prieš, mes visgi pasiliekam prie savo pozicijos, kad apskritai visos infrastruktūros atžvilgių ir be abejo kelių atžvilgių reikia mąstyti ir viską dėlioti strategiškai, tai yra tolygiai tiek miestai, tiek kaimai, visai savivaldybei, o ne vien tik tai, sakykime, orientuotis didžiai daugumai į miestą. Asmeniškai aš nepatenkinta esu ir dėl Manto Kvedaravičiaus gatvės, kėliau tą klausimą komitete ir atsakymas buvo, kad šiuo atveju garbės piliečio vardas nieko nereiškia. Tai tada irgi vėlgi toks retorinis klausimas, jeigu mes teikdami projekto, meras tiksliau teikdamas projekto siūlymą dėl sporto komplekso vardo suteikimo Vlado Garasto, motyvuodamas tuo, kad garbės piliečio Vlado Garasto vardas pritrauks daugiau pinigų, tai kodėlgi tada mes to pačio nedarom su gatve, juk Manto Kvedaravičiaus garbės piliečio vardas irgi galėtų tuomet pritraukti pinigų. Taip, ar yra norinčių daugiau pasisakyti? Taip, tarybos narys Tomas Šitverkas. Gal reikėtų tiesiog patikslinti, kad socialinio vystymo komitete apie Kvedaravičiaus gatvę, kad pirmiausia reikia padaryti vandentiekį, o ne išasfaltuoti gatvę. Taip, ar yra daugiau norinčių pasisakyti? Visi komitetai sprendimų projektą pritarė, dabar pasiruoškit balsuoti dėl pirmo svarstyto klausimo, balsuojam. Pažiūrėkime, ar negi pabandom. Taip, 12 balsavus už, 7 susilaikius, 4 prieš, sprendimo projektui pritarta. Prašau tarybos narį grįžti posėdžio vietą. Tai reikia perbalsuoti. Kodėl trūks? 24, čia žiūrėk. Matau klaidą, kad sistema kažką netaip fiksuoja, nes, matau, kad posėdį dalyvauja 24 tarybos nariai, tai jūs tai paprašysiu dar palikti posėdį už žalį, o čia sudėjus matau, kad gaunasi 23, tai kažkas su sistema, pasižiūrėkit. Dar kartą bandom. Nebūtumėt šitų rezultatų matę, jeigu trūktų balso, tai ir dar kartą pabandom balsuoti kažkas. Tai balsuojam dėl pirmo svarstyto klausimo. Taip, tai 13 balsavus už, 6 sulaikius, 5 prieš, sprendimo projektui pritarta. Tai dabar kviečiu tarybos narį grįžti posėdžių salę. Taip, kviečiu registruotis. Taip, posėdį dalyvauja 25 tarybos nariai. Svarstame antrąjį klausimą. Dėl pritarimo projekto rengimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės investicijos į melioracijos sistemą. Pranešėjas Rimantas Šikšnys, žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. Taip, prašom pristatyti klausimą. Žemės ūkio ministras savo įsakymų paskelbė paraiškų surinkimą dėl melioracijos statinių rekonstravimo ES lėšomis. Maksimali paramos suma 300 tūkstančių, intensyvumas 35%. Paraiškas gali teikti savivaldybės melioracijos statinių naudotojų asociacijos. Planuojam kiekvieną paraišką dėl ES paramos
ir pasirinkom Papilio seniūnijos melioracijos griovius. Tai kompleksinis projektas apima ne tik tai melioracijos griovių sutvarkymą, bet ir pralaidų, drenažo žiočių, taip pat taikomas gamtosauginės priemonės, įrengiant reguliuojamas drenažo žiotis. Taip, ar tarybos nariai turite klausimų? Visi komitetai sprendimų projektai pritarė. Ar norinčių pasakyti dėl šio sprendimo projekto? Pasiruoškit balsuoti dėl antro svarstyto klausimo. Balsuojam. Visais balsais sprendimo projektai pritarta. Svarstame ketvirtąjį klausimą dėl Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Jurgita Bruniuvienė, viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė. Sprendimu siūloma patvirtinti Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitą. 2023 metų programos lėšos sudarė 253 087 eurus. Iš šios sumos 53 460 eurų buvo panaudota aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms, atliekų, kurio turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymo priemonėms, aplinkos monitoringo, prevencinėms ir aplinkos atkūrimo priemonėms, taip pat visuomenės švietimui ir mokymui, aplinkos saugos klausimais. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiai programai 2023 metais panaudota 19 027 eurai ir finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždraustas savininkus remti, panaudota 62 888 eurai. Specialiosios programos lėšos nepanaudotos 2023 metais, numatyta jas naudoti 2024 naujoje sąmatoje. Taip, ar tarybos nariai turite klausimų? Visi komitetai sprendimo projektai pritarė. Yra norinčių kalbėti, pateikti nuomonę dėl šio sprendimo projekto? Pasiruoškite balsuoti dėl ketvirto svarstyto klausimo. Balsuojam. Visais balsais sprendimo projektai pritarta. Svarstame trečiąjį klausimą dėl Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų sąmatos patvirtinimo. Pranešėja Jurgita Bruniuvienė, viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė. Taip, tarybos narys Nerijus Subatas. Dėl viešų privačių interesų konflikto dirbo viena iš paminėtų įstaigų. Tarybos narys Dalis Jakubėnas. Dėl interesų konflikto reikia nusišalinti. Mes patys sodindavom, o dabar dėl želdinių projekto reikia nusišalinti. Pasižiūrėkit, kokius miškus užauginom. 2 kartus metuose sodinom. Taip, tarybos narys Justas Greviškis. Dėl galimų viešųjų privačių interesų konfliktų nusišalinęs dirbu vienoje iš įstaigų. Ir tarybos narys Leonidas Sovolbas. Dėl tų pačių priežasčių nusišalino. Taip, posėdį dalyvauja 21 tarybos narys. Taip, pristatykit pranešę klausimą. Savivaldybės 2024 metų programos sąmatoje planuojama surinkti lėšų sumą 319 941 euras. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiai programai numatyta skirti 20%, tai yra 29 837 eurus. Medžiojamųjų gyvūnų daroma žalos prevencijai iš medžiotojų būrelių bei klubų surinkta ir programos sąmatoje numatyta 118 015 eurų. Kitoms aplinkosaugos priemonėms likusi suma 1702 089 eurai. Pažymėtina, kad per 23 metus surinkta daugiau mokesčio už aplinkos teršimą, tai 24 metams likutis yra didesnis ir pati suma leidžia suplanuoti palyginus daugiau gamtosauginių priemonių negu ankstesniais metais. Ar tarybos nariai turite klausimų? Nutrūko transliacija? Įrašas daromas, bet Tai nubalsuojam. Dėl šito nubalsuojam. Tai pertrauką padarom, ar nubalsuojam dar? Gerai, tada tai tarybos narė Simona Bedariūtė.
Man tiesiog šiaip įdomu jūsų kaip specialistės pagal praeitų metų veiklos rezultatus ir šių metų sąmatą, bet kokioms priemonėms norėtųsi, kad būtų visgi daugiau lėšų, kurios kelia daugiau problemų. Tiesiog pasidalinkit mintim. Iki šių metų tai didysis noras buvo skirti daugiau programos lėšų visuomenės švietimo priemonėm. Tai džiugu, kad šiek tiek jau šiais metais pavyko šiems metams daugiau skirti ir susidomėjimas ir interesas yra didesnis visuomenės ir tiek juridinių asmenų, tiek ir fizinių asmenų. Šiek tiek norėtųsi didesnių galimybių ir daugiau galimybių, kad būtų tvarkyti tiem vadinamiem pavojingiems objektams. Tai paprastai yra tie darbai paprastai yra labai brangus, kaip sakykime, kad ir tas pats kaštonų katilinės ar kitų užterštų teritorijų naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, tai tiesiog programos galimybės riboja šitos darbus, o norėtųsi greičiau sutvarkyti. Taip, tarybos narys Giedrius Maciūnas. Atsakyta dėl mazutų užterštos teritorijos Biržuose. Koks planas ir kokie veiksmai? Ar šiais metais bus padaryta, ar ką planuojate? Ačiū. Šiems metams yra suplanuota kaštonų katilinės, buvusios kaštonų katilinės naftos gaudyklė. Tai yra iš 3 tų vadinamų kuro sistemos, buvusios katilinės kuro sistemos objektų vidutinysis. Tai yra apie 50 tonų mazuto atliekų likutis. Jis pasirinktas todėl, kad tai yra palyginti didžiausia grėsmė, nes tai atviras telkinys ir dar laukia 2 talpos. Vienoje talpoje apie virš 25 tonų preliminariai ir dar 2 didelės talpos, kurių iš mazuto išpumpavimas iš jų ir jų išvalymas netoli 100 000 gali kainuoti. Taip, tarybos narys Dalius Barkauskas. Aš turiu 2 klausimus. Pirmas būtų dėl punkto 3.4, kur Širvėnos ežero įžuvinimas. Jūsų nuomonė yra pakankama lėšų metams tokia suma, ar bus kažkoks poveikis su šita suma ir su tuo kiekiu? O antras klausimas irgi dėl tų užterštų teritorijų. Sakykit, jeigu, pavyzdžiui, situacija tokia, kad ar įmonė, ar žmogus nusiperka kažkokią teritoriją, kuri prieš tai buvo, pavyzdžiui, užteršta, tai tas žmogus ar ta įmonė galės prašyti iš savivaldybės pinigų valymo darbams, ar tai yra tik tai jo asmeninis reikalas, o savivaldybė daugiau tik tai savivaldybės teritorijoje. Tiesiog man įdomu dėl aiškumo. Ačiū. Dėl amūrų, tai rekomenduojama mokslininkų rekomenduota metinė įžuvinimo norma žolėdėmis žuvų rūšimis būtų maždaug apie 1700 vienetų amūrų ir 1700 vienetų plačiakakčių. Tai tokia vidutinė ta būtų norma. Tačiau tą rekomenduojama daryti 5-6 metų iš eilės, vis įleidžiant maždaug po tą 1500 ar 1700. Tai tą stengsimės ir daryti nuo 24 metų, pasitelkdami pagalbą valstybinį įžuvinimo planą, pažadėjo prisidėti ir valstybė. O dėl antros dalies, tai taip, tų užterštų teritorijų sutvarkymui įmonė gali teikti paraišką, tai ką ir daro Biržų šilumos tinklai. Tačiau yra tokia galimybė, yra toks dalykas ir galimybė kaip lėšų kooperavimas. Tai tiek įstatymė, tiek specialiosios programos įstatymė pačiam nuostata, kad vis tik įmonė turėtų būti suinteresuota ir lėšas būtų galima kooperuoti ir įmonė prisidėtų. Taip, tiesiog atsižvelgiant į programos galimybės. Taip, tarybos narys Arūnas Anskinas. Ačiū. Norėjau paklausti, jeigu praeitais metais, pavyzdžiui, Replento miško apsaugai gavau paramą, šiais metais vėl galiu pretenduoti? Galite. Tai tada yra antras klausimas. Ar turite sąrašą, ar kartojasi tie, kurie gauna paramą iš šitos eilutės?
savininkai, ar keičiasi jie? Vienas savininkas kartojasi, tai parama, jis naudojasi keletą metų dabar parama, kadangi sumos yra, tai yra brangu ir jis nevalioja visų darbų atlikti per vienus metus, tai jis tiesiog naudojasi parama aptvarams nuo vilkų rengti. Kadangi jis fiziškai tokio ploto per metus negali, tai tiesiog per keletą metų. Ačiū. Taip, ar tarybos nariai turite daugiau klausimų? Nėra, taip. Visi komitetai sprendimo projektui pritarė, ar norinčių pasisakyti dėl šio klausimo? Pasiruoškit balsuoti dėl trečio svarstyto klausimo, balsuojam. Visais balsais sprendimo projektui pritarta. Tai atsižvelgiant į tą, kol svarstėm klausimą, nepavyko išspręsti techninių sistemų, reiktų perkrauti sistemą, tai padarom 5 minučių pertrauką. Jeigu neišeis išspręsti pagal įstatymą, galim paskui kelti įrašą, tai tęsim posėdį tik tai su įrašu.